Sveikinimai treneri su pergale, rungtynės tokios, kokių galbūt sunkiai prognozuosi, bet koks būtų jūsų komentaras? Ačiū iš sveikinimus, tradiciškai padėkosiu fanams atvykusiems, palaikymas girdėjusi ir tuo pačiu ir Marijampolės sirgaliai žmonės irgi labai puikiai palaikė, jautėsi tikrai futbolo atmosfera, labai patiko ir daug emocijų, ir daug įvarčių. Mato, daug žilų plaukų pradėjo atsirado, tai suprantat, manau, dėl ko atsiranda, bet esu patenkintas komanda, tikrai didžiuojuosi. Iš esmės, tą pirmą valandą kontroliavot žaidimą, turėjot galimybių, galbūt kamuolio kontrolė buvo varžovų pusėje, bet pasinaudojot erdvėmis, Vilius Piliukaitis, kiti gražūs įvarčiai, po pertraukos trečią įvartį pelnot. Kas nutiko, kai varžovai pelnė tą pirmą įvartį? Ar čia psichologija suveikė, kad taip užspaudė kai kuriais momentais jis varžovai ir iš esmės kartais jau atrodė, kad net Sūduva ne dėl lygių žaidžio, dėl pergalės? Tai visur yra psichologija, ypač sporte, kai yra emocijų, jie įmušo po standarto, tokios, vadinkim, mini klaidos mūsų ir jie grįžo į rungtynės ir pelnė antrą įvartį. Žinot, dabar sunku komentuoti, bet tikrai susikeitimas įvyko per lengvai, ten viskas labai lengvai ir psichologija buvo jo pusės ir gali, aišku, palaikė, bet atsilaikėm, svarbiausia, kad atsilaikėm ir ta pergalė mums labai svarbi, nes ir jeigu taip žiūrint, racionaliai mes žengėme jau 31 tašką turim, jau taškų kraitis ir šiaip psichologiškai labai svarbu. 3 debiutai šiandien buvo, aišku, Bakarys Ane jau žinojot jį, iš esmės žinoma žaidėjas, ką galima iš jo gauti. Kiti 2 debiutavo, aišku, šiandien sunku kažką vertinti, bet ką galbūt gali duoti tie žaidėjai, kurie papildė jūsų komandai, ką pamatėte juose ir ko ieškojate iš jų? Tai visų pirma, tai konkurencija, tai treniruotėsi, tai čia yra visada sakoma, vaikinam tik sunkus darbas sujungia komandą ir ta konkurencija, ta rotacija veda prie teigiamų rezultatų. Tai labai tikiuosi, kad jie konkuruos, bandys įrodyti treniruotėse ir pernešimi rungtynės. O kalbant individualiai apie žaidėjus, dar sunku vertinti. Bakarį žinom puikiai, žinom jo potencialą, jo galimybės, o tie 2 vyrukai, kurie išėjo, tikimės, kad padės.